jėga, tornado, nugalėsim visada, tornado, mes jėga, tornado, tornado. Spalio 16 dieną krepšinio mokykla Tornado sukvietė savo mokyklos auklėtinius, jų tėvelius, draugus ir kitus neabejingus vaikų krepšiniui į oficialią 9 sezono atidarymo šventę. Praėję metai buvo patys sėkmingiausi mokyklos istorijoje. 3 komandos iškovojo teisę rungtis stipriausiame šalies divizione, todėl ir šiais metais tikimasi ne ką prastesnių rezultatų. Norėdama pasitikti naująjį 2010-2011 sezoną pakiliomis nuotaikomis, ta proga buvo suorganizuota krepšinio mokyklos Tornado sezono atidarymo šventė. Jos metu vyko atkaklios rungtynės tarp juodų ir šviesiųjų komandų, kuriuose netrūko gražių akimirkų. Skirtingų amžiaus grupių komandos keitėsi kiekviename kėlinyje. Dėmesio sulaukė ir jaunųjų krepšininkų tėveliai. Jiems buvo organizuojami įvairūs konkursai. Bet nedaugiausiai dėmesio sulaukė konkursas, kuriame tėveliai turėjo pademonstruoti šokio sugebėjimus. Krepšinio mokyklos Tornado atidarymo šventėje vaikai noriai dalyvavo konkursuose, nugalėtojams atiteko įvairių rėmėjų įsteigti prizai. Kaip ir kiekviena Tornado šventė renginys, taip ir ši nepraėjo be mokyklos talismano Torno pasirodymo. Jis linksmai jautėsi ir prie šokėjų, kurios neleido liūdėti šventės dalyviams. Kaip ir matėte, sezoną pasitinkame džiugiomis nuotaikomis. Šiandien spalio 16 dieną krepšinio mokykla Tornado oficialiai atidarė savo jau 9-ąjį sezoną. Pasitinkame sezoną su dideliais lūkesčiais bei įspūdžiais dar geresniais negu buvo praėjusią sezoną. Iš praeities galima būtų pastebėti, kad praėjęs sezonas mūsų mokykloje buvo pats sėkmingiausias. Net 3 mūsų komandos rinktinės pateko, iškovojo teisę dalyvauti pirmajame moksleivių krepšinio lygos divizione. Taigi šiame sezone turime 3 komandas, kurios kovos dėl geriausių komandų vardo pirmajame moksleivių krepšinio lygos divizione. Taip pat galime pasidžiaugti, kad šventė praėjo puikiai, sezonas tikrai atidarytas 9-asis pakankamai gerai. Lauksime 10-ojo jubiliejinio sezono, kurį įgyvendinsim, manau, dar sėkmingiau. Na, o kalbant apie pačią mokyklą, tai ne pirma ir ne paskutinė šventė šiame sezone. Taip pat šio sezono viduryje turėsime 2 tarptautinius turnyrus. Tai yra vienas kalėdinis turnyras, kitas velykinis turnyras, kuriuose sulaukėme pakankamai daug dalyvių tiek iš užsienio komandų, tiek Lietuvos komandų. Na, o kalbant apie kitas šventės, vaikams taip pat organizuojame socialinės akcijas, mažiname vaikų, bandome atitraukti vaikus nuo kompiuterių, darome tokias akcijas kaip knyga, diena su knyga, kurios metu vaikams yra dalinama nemokamai knygos arba vaikai yra vežami į ekskursijas tam, kad būtų pamatyti, praplėsti akiratį, ne vien sėdėti prie kompiuterių šiais laikais, kas yra labai madinga. Tai ir šį sezoną pasitinkame su šūkiu, kad krepšinio mokykla Tornado tai daugiau nei krepšinio mokykla, kad čia atėjęs vaikas gali ne tik sportuoti, dalyvauti tarptautinėse bei nacionalinėse čempionatuose, o gauti ir daugiau naudingų dalykų. Griausmingai pažymėję atidarymą, jaunieji tornadiečiai 9-ajame sezone tikisi dar geresnių rezultatų krepšinio aikštelėje.